Kas yra peptidai? Kaip žinote, viskas, kas gyva, yra sudaryta iš aminorūgščių. Sekančiu šios evoliucijos etapu atsirado trumpieji peptidai, tai yra, kai 2, 3, 4 aminorūgštys susijungė. Atsirado trumpieji peptidai, kurie nešė atitinkamą informaciją. Kas liečia informacijos, tai mūsų pasaulyje yra tik dvi informacinės molekulės, tai DNR ir baltymai. Maži baltymai vadinasi peptidais, bet patys vertingiausi peptidai tai trumpieji, kurie sudaryti iki 4 amino rūgščių. Kodėl tai didžiulė vertybė? Todėl, kad ant jų neatsiranda antikūnių. Tai absoliučiai nepavojingos, nekenksmingos medžiagos, naudojamos vaistų, biologiškai aktyvių papildų, kosmetikos naudojimui ir net vartojimui su maistu. Šie preparatai sukurti peptidų pagrindu absoliučiai nepavojingi ir nekenksmingi. O kaip jie veikia patekę į organizmą? Trumpieji peptidai patekę į organizmą pirmoje eilėje patenka į tą organą, kuriam jie yra izotropiniai. Tarkim, jeigu peptidas išgautas iš tinklainės, jis pateks tik į tinklainę ir sąveikaus tik su genais, kurie yra tinklainėje, tinklainės ląstelėse. Tai vadinama komplementaria sąveika. Tai yra didžiulė trumpųjų peptidų vertybė. Jie sąveikauja su genų dalimis komplementariai. Širdies peptidas sąveikauja su genais, kurie aktyvūs širdies raumenyje. Bronchų peptidas sąveikauja su bronchų epitelio ląstelėmis. Šlapimo pūslės peptidai veiks šlapimo pūslėje. Tai yra šis tropizmas ir komplementarumas medicinoje yra svarbiausias veiksnys, kaip armijoje sakoma, tikslieji ginklai. Tai tokie ginklai, kurie lekia būtent į tikslą, nieko aplinkui nekliudydami. Kokia šių peptidų vartojimo sritis? Jeigu jie taip gerai veikia, vadinasi, yra gan plataus poveikio. Medicinos ir mokslo galimybės yra sustiprinti organizmo pasipriešinimą, panaudojant tas apsauginės jėgas, kurias turi organizmas, kurios duotos gamtos. Reikalas tame, kad visi mūsų organai ir audiniai turi polipotentinės arba kamieninės ląsteles. Ir kiekviename organe yra apie 20–30% šių ląstelių atsargoje. Būtent peptidai aktyvuoja šias polipotentinės ląsteles, kurios pradeda funkcionuoti ir vykdyti to audinio ar organo funkcijas. Būtent toks aktyvumas įvyko po žmonės, kurie išgyvena iki 100 metų. Mes radome fiziologinio veikimo įrankį. Organizmo rezerviniam galimybėms tiems žmonėms, pas kuriuos kažkodėl ši programa neįsijungia. Mes nekalbam apie ilgaamžius, jiems tokie preparatai nereikalingi. Kalbam apie būtent didesnę dalį žmonių, kurie dėja neišgyvena iki viršutinės ribos. Jiems įmanoma padėti ir įtakoti jų sveikatos būklę. Bet iš esmės tai vyksta atnaujinimo pagalba. Taip? Žinote, aš pasakyčiau taip. Atnaujinimas tai ne mokslinis terminas. Teisingiau, kaip mokslininkas pasakyčiau, biologinio amžiaus sumažinimas. Jūs visiškai teisi. Šie preparatai sumažina biologinį amžių. Žmogui gamtos duota pragyventi 100–110 metų. Tačiau išorinės aplinkos poveikis veda į pirmalaikį senėjimą. 75, 70, 80 metų. Tai yra pirmalaikis senėjimas. Įvedimas peptidinių preparatų komplekso, pabrėžiu, įgalina kompleksiškai prastimuliuoti tas visų organų ir audinių galimybės. Negalima viena tablete ar vienu preparatu išgelbėti padėties. Kompleksinis priėjimas profilaktiškai. Aišku, tuoj paklausite, nuo kokio amžiaus arba kokioje situacijoje. Natūralus klausimas, nuo kokio amžiaus. Jei tai sportininkai, kaip tik dabar su jais dirbame. Aukšto lygio olimpiniai čempionai. Jiems reikia net pradedant nuo 25 metų, todėl kad pas juos didžiuliai krūviai ir kad jie juos atlaikytų, yra priversti padėti savo organizmui. Taip pat reabilitacijos tikslų, tarkim po varžybų, kad greičiau atsistatyti. Tai yra būtina. Net jauniems žmonėms, kas liečia normalių žmonių, taip sakant, neolimpinių čempionų. Taip, kada supras, kada pradėti vartoti. Pagal idėją būtina pasidaryti genetinį tyrimą, jeigu tai daryti fundamentaliai. Ir nustatyti, kurie genai yra silpni, tai yra galima nustatyti genus.
diabeto, insulto, infarkto, Alzheimerio ligos, krūties vėžio, prostatos ir taip toliau. Visa tai jau yra nustatinėjama ir žinant genetikos prognozę ir realią būklę, mes savo pacientams skirime bioreguliuojančios terapijos kompleksą. Kiek laiko užima tam tikrų funkcijų korekcija? Pradiniai stadijoje galima atitaisyti absoliučiai ir pilnai niveliuoti tuos nukrypimus, kurie atsirado. Ta prasme, medicina turi užsiimti išankstinę diagnostiką ir tolimesniuose veiksmuose naikinti atsirandančias problemas. Būtent tada galim pratęsti žmogaus gyvenimą iki 100 metų, kada panaikinamos problemos trumpinančios jo gyvenimą. Tuomet daroma korekcija, jeigu tai nedidelis nukrypimas. Užteks ir vieno kurso. Jeigu tai rimčiau, reikalingas kursas kas pusę metų. O kokioj vaistiniai formai egzistuoja peptidai ir kaip jie prasiskverbia į organizmą? Peptidai, kaip grandinėlės, gali būti įvairiose vaistinėse formose. Tai gali būti ampulės, kaip vaistiniai preparatai, tabletės, kapsulės, kaip biologiškai aktyvūs papildai ir taip toliau. Pasakysiu, kaip veikia būtent kapsulės ir tabletės. Peptidai patekę į virškinamąjį traktą patenka į kraują, toliau patenka į ląsteles, patenka į branduolį ir sąveikauja su viena ar kita DNR dalimi. Tai fiziologinis organizmo funkcijų reguliacijos kelias. Todėl mes suimitavome gamtą ir vartojant vienus ar kitus preparatus, tablečių ar kapsulių pavidale, mes žinome tikslų jų veikimo mechanizmą, kas yra taip pat svarbi ir vertinga peptidinės bioreguliacijos pusė. Manau, šią natą pabaigsim mūsų pokalbį. Aišku, temų labai daug ir klausimų daug. Ir mes manome, kad jūs atvyksite pas mus į studiją. Mes dar pakalbėsime su jumis. Ačiū labai už vertingą informaciją.